Tai padarytas įrašas šios dienos seminaro, kur jį galėsite pasižiūrėti YouTube kanale. Ir po seminaro galėsite užduoti jums rūpimus klausimus. Tai pasidalinsiu skaidrėmis. Ar matote? Turbūt matote. Taip, matome. O, ačiū. Taigi prisistatysiu, esu Ekoagros trečio sertifikavimo skyriaus tikrintoja ekspertė Reda Butkevičiūtė. Ir šios dienos tema, kaip matot, ką reikia daryti, norint pradėti ekologiškų produktų perdirbimą. Tai iš tikrųjų šiandieną aš jums priminsiu, gal kokie yra pagrindiniai reikalavimai, norint teikti paraišką. Tai yra, kur rasti dokumentus, kur rasti informaciją, kokios yra dažniausios klaidos daromos, tam, kad jūs greičiau viską galėtume tą visą sertifikavimo procesą, pradinį etapą praeiti sklandžiai, be papildomų kažkokių tai, papildomų dar jums laiko kaštų. Tai kam šis pranešimas gal būtų aktualus? Aktualus būtų tiems, kas jau ketina sertifikuoti ekologiškų produktų paruošimo veiklą. Na ir galbūt ūkininkai, ar ne, kurie sertifikuojasi pirminė gamyba, galvoja apie ir antrinę gamybą, tarkim, iš obuolių sultis gamina ir nori sertifikuotis, jos parduoti kaip ekologiškus. Tai čia tokie dažniausiai būna klausimai, iš pareiškėjų, kurie jau galbūt nori gauti dar papildomų kažkokių tai žinių, tai būna dažniausiai nuo ko pradėti, kur rasti dokumentus. Aišku, įdomu ir kaip greitai visas tas procesas praeis, kaip greitai gaus sertifikatą, kokios bus išlaidos, kas liečia finansinės, kiek kainuos ir panašiai. Tai visą tą informaciją tikrai galite rasti, čia jums gal trukdo šitas, galite rasti Ekoagros tinklalapyje, ten tikrai rasite daug naudingos informacijos. Jeigu kalbame apie ekologiškų produktų tvarkymą, tai reiškia perdirbimą, tai informacija yra patalpinta skiltyje ekologiškų produktų tvarkymas. Čia yra iš tinklalapio. Ir ta informacija yra suskirstyta į kelias tokias, kaip sakyčiau, gal skiltis. Tai yra sertifikuojantiems pirmus metus, tai yra visiškai naujiems ateinantiems į ekologiškų produktų paruošimo veiklos sertifikavimą, arba jau sertifikuojantiems ne pirmus metus, kur yra kažkokie pasikeitimai ir reikalingi kažkokie tai papildymai, ar ne? Tai dokumentus galima teikti ištisus metus sertifikavimui. Ir svarbiausia tai yra susipažinti su teisės aktais, žinant, ką gaminsit, koks produktas bus perdirbamas, tai reikia įsivertinti visą tą gamybos procesą ir atitikti teisės aktams. Be ekologinės gamybos reikalavimų, žinoma, reikia labai svarbu atkreipti dėmesį ir į bendruosius reikalavimus, nes už bendruosius atsakinga maisto veterinarijos tarnyba. Jie suteikia licenzijas, leidimus ir į maisto tvarkymo, tarkim, pažymėjimą įrašo ekologiškų produktų asortimentą įterpia. Tai tas ekologiškų produktų asortimentas į maisto tvarkymo pažymėjimą tai turi būti įtrauktas. Tai čia pagal jau bendrųjų reikalavimų toks vienas iš tokių niuansų. Susipažinusi teisės aktais ir pasirengus kontrolės sistemą, tai yra visas pasirengus procedūras, kaip jį bus įgyvendinami tie ekologinės gamybos reikalavimai,
reikalinga teikti dokumentus sertifikavimui. Tam reikalinga pateikti deklaraciją, tai yra forma F008. Ir be jos dar privalu pateikti ir sertifikuojamų produktų sąrašą forma F162. Tai būtinai turi būti pateikiama Excel formatu ir joje paskui papasakosiu detaliau, bet turi atsispindėti visi produktai, kurie bus realizuojami kaip ekologiški arba ekologinės gamybos. Jeigu produktas yra ne vienkomponentis, tai tokiu atveju turi būti pateikiama ir receptūra. Receptūros forma irgi yra nurodyta. Jeigu kalbame apie pašarus, tai jau pašaram yra kita receptūra. Tai jeigu tai yra ne vienkomponentį produktą, bus gaminamas ne vienkomponentis produktas. Jeigu tai yra tik tai platinamas produktas, jeigu tai yra tik tai perženklinamas arba perpakuojamas produktas, tai tokiu atveju receptūros nereikia. Bet jeigu yra daromas kažkoks tai mišinys arba perdirbamas produktas iš kelių ingredientų, tokiu atveju reikalinga receptūra. Kokie yra sertifikavimo etapai? Tai čia matote du atvejus, kai yra visiškai naujas veiklos vykdytojas. Atsiprašau. Ir kai yra veiklos vykdytojas, kuris sertifikuojasi jau ne pirmus metus. Tai kokie yra sertifikavimo etapai pirmą kartą pateikiant deklaraciją ir išreiškiant norą sertifikuoti paruošimo arba platinimo, tai iš tų antrinės gamybos veiklų. Tai reikalinga, žinoma, be deklaracijos pateikimo, kaip sakiau, pateikti visus dokumentus, kurie turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Ir tos dokumentus kontrolės institucija įvertina ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, priima sprendimą. Jeigu jokių kažkokių tai svarbių trūkumų nerasta, tai tuo metu yra formuojama sutartis ir po sutarties yra kaip ir priimamas kartu sprendimas atlikti sertifikavimo darbus. Ir po sutarties pasirašymo yra jau planuojamas fizinis patikrinimas. Tai fizinės patikros metu privalu, kad būtų vykdoma ekologiškų produktų gamyba, tai reiškia kažkoks tai vienas iš etapų. Ar tai priimama žaliava, ar jau gaminamas pusgaminis, o gal tai jau bus pakavimas jau perdirbto produkto, galbūt jau bus ir ženklinamas tas perdirbtas produktas, o gal net jau bus sandėliuojamas pagamintas paruoštas produktas. Žinoma, neturint sertifikato realizuoti produkto kaip ekologiško negalima. Ar tai bus visiškai naujas paruošimo veiklos vykdytojas, ar tai bus jau sertifikuotas, tačiau norintis papildyti asortimentą naujų produktų, kol nėra naujas produktas paruošimo veiklos įtrauktas į sertifikatą, tol to perdirbto produkto tiekti į rinką negalima kaip ekologiško. Žinoma, kaip neekologinės gamybos produktą galima realizuoti, bet turi jisai tada nebūti nieko paženklintas arba nurodytas kaip ekologiškas. O po patikros, tuomet, jeigu nėra trūkumų, iš karto išduodamas sertifikatas, kuris galioja metus laiko, o jeigu trūkumų kažkokiu tai nustatyta, kuriuos galima pakoregavus pašalinti, tai tokiu atveju yra duodamas 30 kalendorinių dienų koregavimo veiksmų terminas ir kai tie koregavimo veiksmai yra išpildomi, tada išduodamas sertifikatas. Tai kas liečia tvarkybą ir ekologiškų produktų gamybą, tai labai dažnai iš pareiškėjų gaunamas toksai kaip yra
pastebėjimas, kad mes tik tai platiname produktus, mes jų negaminame, tai gal čia mums visiškai nereikia sertifikuotis, arba mes tik tai turime nuotolinę prekybą, bet pardavinėjame elektroninėje parduotuvėje produktus, bet čia tik tai kurjeris išvežioja ir mums nereikia irgi sertifikuotis. Tačiau ekologinės gamybos apibrėžimas jis kalba apie visus etapus gamybos, tai nuo pirminės gamybos, tai jeigu mes dabar kalbam apie antrinę gamybą, o antrinė gamyba apima ir saugojimą, tai reiškia sandėliavimas ir paruošimo veikla, kur yra produktas, tarkim, perdirbamas, perpakuojamas, perženklinamas, apima taip pat ir tiekimo į rinką etapus, tarkim, kad ir nuotolinė prekyba yra, jeigu elektroninėje parduotuvėje yra parduodami ekologiški žemės ūkio kilmės produktai, tai tokiu atveju ir jeigu tas produktas galutiniam vartotojui pirkėjui yra atiduodamas per trečiąjį asmenį, tarkim, per kurjerį arba per paštomatą, tai tokiu atveju jau nuotolinės prekybos veiklą irgi reikia sertifikuoti. Tai, žinoma, jeigu tai yra produktai yra perženklinami, tai toks irgi skaitosi kaip ir paruošimo etapas, tai būtina ir susiderinti su kontrolės institucija ženklinimo etikečių projektą ir tik tai naudoti ženklinimui suderintą ženklinimo etiketę. Taigi, kitas dokumentas, kuris ganėtinai svarbus ir norėjau aš akcentuoti, tai yra forma F135. Tai yra toks sutikimas, kai dokumentai yra siunčiami elektroniniu paštu į Ekoagros, iš Ekoagros pašto arba į Ekoagros paštą, ir kurio adresas sutikime yra nurodytas, tai vadinasi, tai yra, reiškia pareiškėjas ir kontrolės institucija. Jie susitarė, kad komunikuos, kontaktuos tais elektroniniais paštais, kur nurodyta yra toje sutikimo formoje. Ir vadinasi, kad kokie yra elektroniniai paštai jūsų įmonės įrašyti į tą formą, tik tai iš to elektroninio pašto galite siūsti dokumentus, nepasirašytus mobiliu parašu. O jeigu jau siūsite iš kito pašto, kuris neįtrauktas į formą F135, tai tada turės būti dokumentai pasirašyti mobiliu parašu. Taigi, kas liečia formas, tai labai rekomenduojama naudoti formas tas, kurios yra patalpintos Ekoagros tinklalapyje. Kur jas rasti? Tai meniu juostoje, matote, yra pažymėta teisės aktai ir formos, ir ją paspaudus šitą meniu dalį, jūs rasite formas ekologinės gamybos sertifikavimo. Taigi, būtent iš čia rekomenduotina naudoti. Kodėl? Todėl, kad būtent čia yra, jau patvirtintos formos, paskutinio, galiojančios jos, nes pasikeitus formai jos yra tikrai patalpinamos Ekoagros tinklalapyje ir tai bus naujausia formos versija. Nes jeigu užpildysite kažkokį tai dokumentą ar receptūrą ar deklaraciją negaliojančioje formoje, tai bus jūsų dokumentas atmestas ir tai bus tiesiog sugaištamas laikas. Kas liečia deklaraciją, tai norėjau akcentuoti kelis punktus iš deklaracijos, į kurį daugiau atkreiptumėte dėmesį. Tai yra punktai tie, tarkim, kalbama yra apie priėmimą, surinkimą, apie patikrinimą priėmimo metu, tai yra produkto patikrinimą priėmimo metu. Tai reiškia, čia reikia aprašyti, aiškiai nurodyti, kas bus tikrinama. Žinoma, galima pridėti jau jūsų paruoštą
procedūrą ir kurioje bus aprašyti žingsniai, taip pat atkreipti dėmesį į atsekamumą, tai turite aprašyti, kaip užtikrinsite ekologiško produkto atsekamumą. Nepamirškite, kad jeigu produktas, kad produktas turi identifikacinę žymą, tai ji irgi labai yra svarbi atsekamume. Taip pat yra svarbu, kaip valdysite susimaišymo riziką. Jeigu turite įprastinių ir ekologiškų produktų, tarkim, gaminate arba sandėliuojate arba platinate ir ekologiškus ir įprastinius, tai kaip užtikrinsite, kad tikrai ekologiškas produktas iškeliaus iš jūsų sandėlių klientui, o nebus, tarkim, netyčia sumaišyta ir neekologiškas produktas iškeliaus kaip ekologiškas. Na ir kitas yra punktas, kur yra aptariamos, prašoma nurodyti atsargumo priemonės ir veiksmus, bei taip pat svarbus ir gamybos proceso aprašymas, kuriame tiesiog paprastai laisva forma turėtumėt nurodyti savo ekologiškų produktų, jūsų veiklos aprašymą, kad tarkim, ar jūs gaminsite perdirbsite produktą iš savo užaugintos ir sertifikuotos produkcijos, tarkim, tai ūkininkų atveju. Galbūt jeigu jūs produkciją platinsit tik tai pirksite iš kažkur, galbūt jūs kažkokiai tai vienai gamybos daliai pasitelksite subrangovą, tarkim, neturite įrangos, tarkim, tokio išpilstymui ar ne į tam tikrą arba išfasavimui į tam tikrą tarą produkto, tai jūs susitarėte su kita įmonė, kuri jums atliks tą paslaugą, tai tuos irgi reikia aprašyti, kas bus subrangovas, ką jisai darys, už ką jisai bus atsakingas ir kokiu adresu tai vyks ta veikla ir panašiai. Taip pat rekomenduočiau įsiskaityti deklaracijoje į informaciją, kur yra aprašyta pilkame fone. Tai yra tokios kaip ir sąvokų reikšmės, bei ką reikia nurodyti tam tikrame lauke. Tai jums yra kaip ir toks, patariamasis laukas, kur yra informacija pateikiama jūs užvedant ant kelio. Pavyzdžiui, šiuo atveju deklaracijos 18 langelyje ar ne pilkame fone yra nurodyta tiesiog visas reglamento reikalavimas, ką veiklos vykdytojas turi savo procedūrose nusimatyti, jeigu yra kažkoks tai įtarimas dėl kažkokios neleistinos medžiagos panaudojimo ar ne ekologinėje gamyboje. Tai žinoma, kad arba galite tiesiog, tai čia jums yra kaip ir toks kaip sufleris, galima sakyti, ką jūs turite įsitraukti į savo procedūras tiek 18.1, tiek 18.2. Nes šitus reikalavimus turi žinoti veiklos vykdytojas ir nusimatyti savo procedūrose, kokius veiksmus atliks, jeigu yra įtariama neatitiktis dėl, tarkim, aptiktų neleidžiamų medžiagų, arba jeigu įtarėte, kad produktas yra neekologiškas, nors deklaruojama ir dokumentuose ir ženklinimą ar kitur, kad jis yra ekologiškas. Kaip ir minėjau, yra svarbus dokumentas sertifikuojamų produktų sąrašas. Pasikartosiu, kad jis turi būti siunčiamas Excel formatu, jo pasirašyti nereikia ir jis dėl to jisai yra, prašoma, kad būtų excelinis siunčiamas kartu su visais dokumentais. Ir šis dokumentas yra svarbus todėl, kad jame turi atsispindėti visa jūsų veikla. Tai yra visi produktai, kuriuos jūs ketinate ar planuojate realizuoti kaip ekologiškus arba ekologinės gamybos. Visos veiklos, kurias jūs vykdysite su ekologinės gamybos produktais,
Na ir atkreipkite dėmesį ir į produktų grupės parinkimą, kad būtų tinkamai kuo artimesnė produktų grupė parenkama tam produktui. Na, nurodomas veiklos adresas, jeigu tai yra subrangovas, tai turi būti nurodomas ir subrangovo pavadinimas ir pažymimas, koks tai yra produkto statusas, ar tai yra ekologinis, ar tai perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio, ar tai yra neekologiškas turistinis ekologiškų sudedamųjų dalių. Jeigu tai būtų naujas produktas, tai tuomet eilės numeryje reikėtų jį pažymėti N raide, o vėliau jau tas, na, tiesiog tai yra kaip ir, jeigu norėsite jį papildyti, tai tą patį sertifikuojamų produktų sąrašą, visada jį turite pildyti, keisti, jeigu kažko nelieka, kažkas, tarkim, atsiranda naujas subrangovas arba, tarkim, subrangovo jūs atsisakėte, tai tada jį turite ištrinti tą subrangovą, pakeisti. Na, turi būti aktuali informacija pateikiama apie jūsų veiklas ir jūsų realizuojamus ekologinės gamybos produktus. Taip, šitoje formoje rasite, na, ir netgi ir pildymo instrukcija tokia trumpa yra nurodyta, kaip reikalingi tokie trumpi pavyzdžiai ir apie veiklas informacija pateikta, kas yra eksportas, na, tai yra eksportas, tai jeigu yra produktas platinamas į trečiąsias šalis iš ES, tai reiškia į ne ES šalis. Aišku, nekalbame apie tas, kur yra pasirašę susitarimus laisvos prekybos ES, tai yra Norvegija, Islandija, Šveicarija, Lichtensteinas. Na, importas vėlgi, tai dažnai pasitaiko, kad veiklos vykdytojai rašo, aš importuoju produktus iš Vokietijos, tačiau importas yra visiškai nesusijęs. Tai yra produktai perkami iš trečiosios šalies, tai reiškia iš ne ES šalies. Ir gamyba deklaracijoje gali būti žymima tik tai tais atvejais, kai planuojama auginti kultūrinius grybus, naudojant substratą. Tai būtent tik tai tuo atveju gali būti žymima gamyba. Perdirbimo atveju, tai kaip ir minėjau, tai bus paruošimo veikla. Na ir tai yra, kaip ir sakiau, būtent yra nurodyti tam tikri pavyzdžiai, kaip turi būti pildomas šitas F162 sertifikuojamų produktų sąrašas. Tai yra pavyzdžiai tokie jau ne visiškai elementarūs, bet kai yra kažkokia tai veikla atlieka subrangovas, pavyzdžiui, kai veiklos vykdytojas, kuris teikia paraišką, jisai tik tai platina produktą, tai jisai nurodo, kad pats platina ir kad jeigu turi subrangovą, tada turi nurodyti, kokias veiklas vykdo subrangovas. Tai va, šiuo atveju yra nurodyta, kad vykdo paruošimo ir sandėliavimo veiklą, subrangovas ruošia ir sandėliuoja rapsų aliejų, o jau veiklos vykdytojas, kuris teikia paraišką, deklaraciją, jis tik tai platins tą aliejų. Na ir reikalinga nurodyti subrangovo pavadinimą ir subrangovo adresą. Na ir kaip minėjau, jeigu produktas yra naujas, tai tą sertifikuojamų produktų sąrašą papildome naujų produktų ir nurodome eilės numerio vietoje N raidę. Na, kokios dažniausiai klaidos būna, tai žinoma, su F162 pasitaiko klaidelių, būdavo, tai gal jau dabar jau rečiau, bet vis pasitaikydavo, kad naudojama negaliojanti forma. Dažnai būna parenkama netinkama produktų grupė, tai iš tikrųjų prašom kuo artimesnę pasirinkti ir įsiskaityti aprašymą tos produkto grupės, kas įeina tos produktų grupės.
Jeigu tai yra perdirbamas produktas, sertifikuojama paruošimo veikla, tai turi būti pilnas ir aiškus nurodytas pavadinimas, nes tas pavadinimas bus įrašytas į sertifikatą. F162 iš F162 formos yra kopijuojami pavadinimai sertifikuojamų produktų ir patalpinami į sertifikatą. Taigi labai prašom atkreipti dėmesį, įrašyti aiškius pavadinimus. Dar, žinoma, pasitaiko, kad prie lietuviško pavadinimo dar taip pat parašomas ir pavadinimas užsienio kalba, dažniausiai anglų kalba. Tačiau labai prašome to nedaryti, todėl kad išduodamas sertifikatas yra tik tai lietuvių kalba. Kaip sertifikatą susiformuoti bet kuria ES kalba, jūs galite rasti Ekoagros tinklalapyje, yra video filmas, toks trumpas, ir jame aiškiai bus nurodyta, visi žingsniai yra nurodomi, kaip susiformuoti užsienio kalba 3 sistemoje sertifikatą. Na, būna, kaip ir sakiau, kad neišvardinamos visos veiklos, ar ne, tarkim, nurodomas tik tai paruošimo veikla, tarkim, produktai bus importuojami, nenurodomi subrangovai, arba nepapildoma informacija, tarkim, kažkokio tai, na, nauja veikla. Ir tas produkto pavadinime labai prašom nedėti perteklinių kažkokių tai duomenų, kaip pavyzdžiui terminų, kad tai ekologiškas arba bio. Neturi būti išfasavimų ir, kaip minėjau, pavadinimai visi turi būti tik tai lietuvių kalba. Na, kas liečia receptūrą, tai čia vėlgi vienas tas dokumentų, kur pasitaiko tų klaidelių arba tiesiog netai būna užpildyta. Ir, tarkim, labai prašom, kad produkto pavadinimas atitiktų ir failo pavadinimą, tai jeigu tai yra kalba, jeigu produkto pavadinimas yra, pavyzdžiui, ekologiško jogurtų su mėlynėmis, tai ir pavadinkit patį failą irgi tuo pačiu, kad būtų lengva paskui atsirinkti. Ir jeigu tai yra naudojamos kažkokios tai maisto priedai arba kažkokios tai pagalbinės medžiagos ar neekologiškos žaliavos, nekalbu apie druską, tai privalo būti pridėtos specifikacijos. Specifikacijos druskai nereikia, bet visoms kitoms pagalbinėms medžiagoms, fermentam, raugai, mikroorganizmai, vitaminai ar maisto priedai turi būti pridedamos specifikacijos ir atkreipti dėmesį, kad tie neekologiškos žaliavos, jūs turite įsitikinti, ar jos pagamintos nenaudojant GMO arba iš genetiškai modifikuotų organizmų, kad nebuvo naudota jonizuojanti spinduliuotė ir nebuvo naudotos nanotechnologijos. Tai jeigu jau reikalingas kitų medžiagų naudojimas, tai yra išskyrus, nekalbu apie ekologiškas žemės ūkio kilmės žaliavas, bet jau mes, kaip ir sakiau, tas neekologiškos žemės ūkio kilmės žaliavos arba maisto priedai, fermentai, mikroorganizmai, vitaminai, tai visų pirma reikia labai pasisverti, ar tikrai reikalinga jį naudoti, ar be jo neįmanoma pagaminti produkto ekologiško, ar atitinka ekologinės gamybos principus, sąlygas, jeigu jau naudojamas tais maisto priedas ar pagalbinė medžiaga, ar jinai yra įtraukta į leidžiamų medžiagų sąrašą. Na, čia taip labai bendrai, bet detaliau tai tikrai bus kiti seminarai ir pakalbėsim apie tas sudedamąsias dalis perdirbto produkto detaliau. Kokios daromos receptūrų klaidos, tai kaip ir sakiau, nepridedamos specifikacijos, dėl kvapiųjų medžiagų pasitaiko tokių
tarkim, nurodomas netikslus natūralios kvapiosios medžiagos pavadinimas. Taip pat nenurodomas tikslus, tarkim, fermentų pavadinimas, tai yra pagalbinės medžiagos pavadinimas, jos funkcija. Ir dažnai būna neteisingai nurodomas ekologiškos žaliavos šalis, kurioje yra užauginta ekologiška žaliava. Tarkim, pipirai, nurodoma, kad šalis yra Lietuva, nors tikrai Lietuvoje pipirai neauga. Tai būtent eina kalba apie šalis, kurioje užaugintos ekologiškos žaliavos. Ir nepamirškime atsakyti papildomus receptūros klausimus, kur yra receptūroje, yra papildomi klausimai, ar turite tikrai įrodančius dokumentus dėl ekologiškų žaliavų šalies, kurioje užauginta ta žaliava, ar turite įrodančius dokumentus, kad jeigu tai naudojama kažkokia tai neekologiška žaliava, maisto priedas ar kita sudėdamoji dalis, kuri yra leidžiama, tai ar jinai nėra genetiškai modifikuota, neturi jonizuojančios spinduliuotės ir nebuvo apdorota jonizuojančia spinduliuotė ir neturi nanotechnologijų. Tai kas liečia pasikeitimus, jeigu žinoma, įvyksta kažkokie pasikeitimai, tai būtina notifikuoti, informuoti kontrolės instituciją raštu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pasikeitimo atsiradimo dienos, bet irgi ne vėliau kaip iki patikros dienos. Jeigu norite papildyti sertifikatą naujų perdirbamų produktų, tai tam būtina papildyti sertifikuojamo produktų sąrašą. Jeigu atsiranda nauja veikla, tarkim importas arba eksportas, tai būtina tada ne tik tai papildyti formą, kur įtraukti eksporto veiklą, bet reikia ir papildyti deklaraciją. Jeigu atsiranda subrangovų, tarkim, naujų subrangovų, ar nebuvo jų, bet atsirado tiesiog poreikis, tai tokiu atveju irgi nurodyti reikia subrangovus ir jau reikia tokiu atveju pateikti deklaraciją ir F162 formą. Ir nurodyti yra atvejai, kada reikalinga pateikti dar ir papildomus dokumentus, nes jeigu pasikeičia technologinis procesas, tai tokiu atveju vėlgi reikalinga deklaracija pateikti ir formą F162. Kas liečia ženklinimą, jeigu atsiranda naujas produktas, tai žinoma reikalinga, jeigu ne vienkomponentis produktas, tai pasitvirtinti receptūrą. Ir tik tai patvirtinus receptūrą jį galima gaminti, tą produktą. Ir žinoma, ženklinti produktą galima tik tai su suderinta etikete. Jeigu yra naujas produktas, kuris jūs gaminate skirtą galutiniam vartotojui, tai tokiu atveju tokią ženklinimo etiketę būtina susiderinti ir naudoti tik tai suderintą ženklinimo etiketę. Taigi visi šitie reikalavimai, visas šitas įgyvendinimas tų reikalavimų yra tikrinamas fizinės patikros metu. Ir jeigu nustatomi kažkokie tai netitikimai, tokiu atveju yra taikomos neatitiktys. O dažniausiai netitikimai, kaip pastebima, pasitaiko dėl procedūrų nebuvimo arba netinkamų procedūrų, dėl procedūrų trūkumų, tiksliau pasakius, dėl nepateikiamų įrodymų ar dėl, kad atliekamas tas veiksmas. Labai svarbu atkreipkite dėmesį į procedūrų peržiūrą, jeigu jas turite, jas turi būti reguliariai peržiūramos pagal jūsų nustatytą tvarką, kokiu dažnumu jos turi būti peržiūramos. Tai jeigu nusistatėte, kad kartą per metus jos turi būti peržiūrimos, tai tokiu atveju turi būti ir įrašas, kad jos buvo tada ir tada peržiūrėtos, ar ne, ir kažkokių, tarkim, trūkumų, kas patobulinta ar nepatobulinta.
Tai į tai atkreipkite dėmesį. Na, pasitaiko dažnai ir dėl priėmimo metu daromų įrašų ir patikrinimų, kad kryžminiu būdu yra patikrinami dokumentai, tikrinamas sertifikatas ir kas liečia sertifikatą, tai labai svarbu jį tikrinti būtent produkto priėmimo metu, nes tiekėjo sertifikatas gali būti bet kada sustabdytas. Nesvarbu, kad jisai galioja iki gruodžio 31, bet jisai gali būti šiandien arba vakar sustabdytas, bet jeigu jūs pasikliausite tik tai tą informaciją, ką jūs turėjote, gavote sertifikatą arba žiūrėjot, tarkim, sausio 1 dieną ir matėte, kad jisai galioja iki gruodžio 31 dienos, tai nereiškia, kad jisai galioja ir šiandien. Jisai gali būti ir anuliuotas, ir sustabdytas, ir nutrauktas galiojimas. Bet kada? Tai Tracer sistemoje priimant būtinai reikalinga pasitikrinti, ar to tiekėjo sertifikatas yra galiojantis. Ir jeigu jums tiekėjas sako, kad čia viskas gerai, produktas yra pagamintas kažkada, kada galiojo sertifikatas, nesvarbu, ką sako jums tiekėjas, jeigu Tracer sistemoje sertifikatas neatvaizduojamas to tiekėjo, vadinasi, jisai yra arba sustabdytas, arba anuliuotas, arba pasibaigęs galiojimas. Ir tokiu atveju jūs priimti produkto kaip ekologiško tą dieną negalite. Tai kitas momentas apie savikontrolės, ar ne? Tai jeigu yra vykdoma paruošimo veikla, reikalinga, tai yra produktų perdirbimas, tai reikalinga atlikti savikontrolę. Tai reiškia pasitikrinti, ar jūs viską vykdote taip, kai nusistatėte savo procedūrose, kad tikrinsite sertifikatą priėmimo metu, kad jūs ten, tarkim, tikrinsite ženklinimus ir taip, tai reiškia, kad turite daryti, kaip ir galima sakyti, vidinius auditus, patys save pasitikrinti, ar darote viską teisingai, kaip ir apsirašėte. Nes kontrolės institucija tikrina jūsų kokybės sistemą, tiek dokumentiškai, tiek fiziškai, kaip jinai veikia. Tai jūs tą patį irgi turite pasižiūrėti ir, jeigu patys rasite netitikimų, tai yra geriau negu kad jums nustatys tai kontrolės institucija ir jeigu tai, tarkim, jau dažnas ne pirmas toks netitikimas fiksuotas kontrolės institucijos, tai gali būti netgi ir produkto nesertifikavimas, gali būti ir stabdomas sertifikatas, tai į tai atkreipkite dėmesį. Na ir žinoma, atkreipkite dėmesį dėl tų procedūrų, kuriuo aš minėjau deklaracijoje 18 punktai yra nurodyta, kad ar yra numatyta jūsų procedūrose, kaip jūs turėsite elgtis, jeigu jums būtų įtariama, kad produktas yra neekologiškas, kaip bus imamasi atsargumo priemonių skirtų užkirsti kelią neleistinų medžiagų buvimui. Tai šitas turi būti irgi numatyta procedūrose, ko kartais pasigendama. Tai kaip minėjau, pagal ministro įsakymą kontrolės institucija taiko neatitiktis ir jos gali būti mažareikšmės, reikšmingos arba kritinės. Taip pat reikšmingos neatitikties atveju gali būti ir stabdomas sertifikatas. Kritinės netitikties atveju jau gali būti ne tik tai stabdomas sertifikatas, bet jau gali būti iš karto jisai yra anuliuojamas. Bet viskas yra vertinamas, tas netitikimo sunkumas, vertinama visa, iš esmės yra vertinama jau kaip, jeigu pritaikyti, kad ir sunkesnės tas netitiktis, tai svarbu yra įsitikinti kontrolės institucijos vertintojui, ekspertui, ar pakanka, ar nepakenkta vartotojui ir ekologinės gamybos ženklo įvaizdžiui. Tai tiek aš norėjau jums šiandieną priminti,
gal kažkam tai buvo kažkas nauja, gal kažkam tai priminimas, bet tai buvo tiek iš manęs. Gal turit kažkas klausimų? Labą dieną. Sveiki. Turiu porą klausimėlių. Dabar perėjimo laikotarpis užmežavo. Tai visiems, kurie pereina patikrinimą proceso, tai yra pereinamas laikotarpis? Ne. Geras klausimas, ačiū Jums. Perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpis tai yra vienas iš ekologinės gamybos produktų statusų. Tai reiškia, kad tarkim, ūkininkai, kai pradeda sertifikuotis, ar ne, jie savo laukus pirmus metus jie sertifikuojasi ir tie laukai per pirmus metus gauna perėjimo prie ekologinės gamybos statusą. Tai reiškia, praėjus 12 mėnesių nuo produkto sėjos, pavyzdžiui, pasėjo kviečius ar ne, ir po 12 mėnesių jie tampa perėjimo prie ekologinės gamybos. Vėliau dar kitais metais tas produktas gali įgauti jau ekologinės gamybos statusą. Tai reiškia, čia tas perėjimo prie ekologinės gamybos statusas galioja tik tai augalinės kilmės produktams. Ir tik čia pirminiai žaliavai, ar kaip čia? Taip, tai yra suteikiama pirminiai žaliavai, bet jie gali būti parduodami. Pavyzdžiui, anksčiau būdavo mūsų prekybos tinkluose kviečių želmenys ekologiški, tai jie galėdavo būti kaip perėjimo prie ekologinės gamybos produktai. Čia gal daugiau grūdininkai, kurie prekiauja grūdais, jie prekiauja ekologiškais ir prekiauja perėjimo prie ekologinės gamybos produktais. Jeigu mes kalbame apie maistą, tai perėjimo prie ekologinės gamybos maistas gali būti, pavyzdžiui, morkos užaugintos, duotas jiems statusas toksai, perėjimo prie ekologinės gamybos ir jis toks parduodamas. Bet jau toksai produktas negali būti vadinamas kaip ekologiškas, tai tam statusas toksai ir negali būti ženklinamas ES logotipu arba nacionalinio ekologinės gamybos ženklu. Tai nėra ekologiškas produktas, tik tai vienas iš tokių, nes žemė turi išsivalyti. Taip, aš čia klausiu labiau iš gamybos ir perdirbimo pusės. Jeigu mes praeinam sertifikavimą ir gaunam ekologinę žaliavą, jau galim gaminti ekologišką produktą. Nėra gamintojų tokio perėjimo. Ne, gamintojų perėjimo nėra. Perdirbint maistą, antros gamybos jau tam veiklos vykdytojai, ar tai bus sandėliavimas, ar tai bus paruošimo veikla, ar tai bus importas, eksportas, tai nėra tokio perėjimo laikotarpio, iš karto gaunate jūs tą statusą tiems produktams, kokie yra gaminami. Nes iš karto tuo pačiu. Perėjimo prie ekologinės gamybos produktas gali būti tik tai augalinės kilmės ir vienkomponentis. Tada tuo pačiu kitas klausimas dėl to kasmetinio patikrinimo, jeigu turim sertifikatą gamybos, tarkim, arbatos ar aliejaus kažko, kiekvienais metais reikia prašyti iš naujo sertifikuoti tą produktą. Prašyti nereikia kiekvienais metais, tik tai kitais metais, jau kai jūs turite sertifikatą ir jūs gausite iš kontrolės institucijos laišką oficialų, kad bus numatoma tada ir tada patikra ir jūs gausite informaciją, kokius reikia pateikti dokumentus ir panašiai. Tai čia bus irgi mano atskiras galbūt pranešimas, kaip pasiruošti patikrai. Tai patikra, fizinė patikra pagal reglamentą reikalinga, turi būti atliekama kartą per metus. Tai fizinė patikra būtina bent kartą per metus. Žinoma, gali būti ir papildomos patikros, viena ar daugiau, čia priklausomai nuo įvairiausių kitų dalykų, bet vieną kartą per metus fizinė patikra būtina. Aišku. Labą dieną. Sveiki. Norėčiau paklausti apie akvakultūros produktų perdirbimą. Ar jau galima sertifikuoti, ar dar čia yra nauja veiklos sritis?
Kaip ir minėjau pačioje pradžioje, kad perdirbimo veiklą jūs galite sertifikuoti ištisus metus. Nesvarbu, ar tai bus gyvulinės kilmės produktas, ar augalinės kilmės produktas, ar importas, ar eksportas, ar ten, paruošimo veikla. Paruošimo veiklą sertifikuoti galite ištisus metus, jeigu jūs turite, atitinka tuos reikalavimus. Tai reiškia, jeigu jūs turite ekologišką akvakultūros žaliavą, žuvį ar ne ekologišką, jūs ją norite perdirbti, tai ir, nežinau, tarkim, išskrosti ar ne, tik tai ir parduoti į prekybos tinklus, nes iš tikrųjų čia yra tokia pas mumis irgi Lietuvoje problema, kad sertifikuotos ekologiškos žuvies augintojų, gamintojų mes turime, ar ne, ir jos yra. Tačiau prekybos tinkluose mes nerasime ekologiškos žuvies, todėl kad nėra perdirbėjų. Ir tas perdirbimo etapas yra nesertifikuotas, nekontroliuotas, dėl to mūsų prekybos tinkluose galbūt yra ekologiški karpiai, bet jie nepažymėti kaip ekologiški, nes perdirbimo etapas yra nesertifikuotas. Ačiū. Labadiena. Sveiki. Kas šneka? Aš esu Viktorija Gorbatenko, norėjau ačiū visiems, ir dabar turiu 2 klausimus. Vienas klausimas, mes visa mūsų produkcija žaliava yra ekologiška, išskyrus vieną žaliavą gilės, mes darom kavą, ar ne? Gilių. Ir dabar, ką mums reikia daryti, kad galėtumėm sertifikuoti ir gilės? Ar tai turi būti miškas sertifikuotas, ar kokiu būdu mes visą savo produkciją, laukinę žaliavą padaryti ekologišką? Ir ar taip, jeigu, pavyzdžiui, gilės vis dėlto nepavyks sertifikuoti, ar galime kitą produkciją kažkaip atskirti, sandėliavimą, kurioje vietoje grandiniai mes turime pasielgti taip, kad netrukdytų mums kitus produktus sertifikuoti tos gilės. Atsiprašau, o tas gilės yra sudėtinė kažkokio produkto dalis? Ne, tai yra gilių kava. Mes superkam patys, susirenkame gilės iš miško konkretaus, ar ne, mes žinom tą mišką, bet jos yra laukinės ir mes darom kavą. O kiaulpienės šaknis perkam iš tiekėjo, kuris turi sertifikatą ekologinį. Ir mes negalim, kaip suprantu, save sertifikuoti vien tik dėl to, kad gilės nesertifikuotos. Dėl sandėlio ar kame čia yra? Iš tikrųjų, jeigu jūs turit kitų ekologiškų produktų, ar ne, nekalbam apie gilės, tai jūs galite sertifikuoti savo veiklą tik su kitais produktais. Kas liečia gilės, tai jūs galite sertifikuoti laukinės augalijos rinkimą. Tai į šitus klausimus galėtų atsakyti mūsų kolegos iš 4 sertifikavimo skyriaus. Mūsų tinklalapyje rasite kontaktai, kur yra 4 sertifikavimo skyrius, susiraskite Kauno padalinio. Ir pasiskambinę užduokite tuos klausimus dėl laukinės augalijos rinkimo, sertifikavimo, kad jūsų gilės įgautų ekologinį statusą. Jau ten iš karto nebus jokio perėjimo laikotarpio, jūsų surinktos gilės taps ekologiškus, jeigu atitiks reikalavimus visus laukinės augalijos rinkimo. O jeigu jūs turite kitų ekologiškų produktų, tai jūs galite ateiti ir sertifikuoti su tais kitais produktais, o vėliau įsitrauksite gilės. Bet žiūrėkit, aš labai atsiprašau, kitiems gal neaktualu, bet vis tiek paklausiu. Žiūrėkit, dabar aš gaminu, ateina pas mane sertifikuota kiaulpienės šaknis. Aš pradedu skrudinti, nes aš gaminu kiaulpienių šaknų kavą. Aš ją skrudinu, bet tuo pačiu metu į sandėlį ateina ir nesertifikuota laukinė žaliava gilės. Tai ar aš dar galiu, tai jau, sakykime, susimaišo tos žaliavos, viena laukinė nesertifikuota, o kita kiaulpienė sertifikuota, ar nieko baisaus čia? Tai nieko baisaus, bet todėl ir sakiau, kai jūs deklaraciją pildote, atkreipkite dėmesį į procedūrą susimaišymo. Tai reiškia, kad viena yra reikalavimas ekologinės gamybos reglamente, kad veiklos vykdytojas vykdantis ekologiniškų produktų ir neekologiškų produktų tvarkymą tame pačiame gamybos objekte, tarkim, tą pačiu adresu, kaip sakant, jūs gamyboje naudojat ir ekologiškas, ir neekologiškas, tą galite daryti
sandėlyje sandėliuojat ekologiškus ir neekologiškus, tą galite daryti. Tačiau tiek procedūrose, tiek jūsų dokumentuose turi aiškiai matytis atskyrimas. Ir procedūrose turėtų apsirašyti, kaip jūs atskirsite tuos produktus. Gamyboje, turi būti ir parašytas yra reikalavimas, turi būti atskirimas vietos arba laiko atžvilgiu. Vadinasi, galbūt atskira vieta tik ekologiškiam produktams sandėlyje, ar ne? Galbūt gaminsite skirtingų laikų ekologiškus nuo neekologiškų. Ryte ekologiškus, vakare neekologiškus. Arba antradieniais, ketvirtadieniais ekologiškus, kitom dienom neekologiškus. Nu, čia jau kaip jūs nusimatysit, kaip jums paprasčiau, kaip jums geriau. Super. Bet tikrai nėra draudžiama tuome pačiame gamybos, tarkim, objekte, tom pačiu adresu daryti ekologinės ir neekologinės gamybos. Būtent kalbam apie paruošimo, sandėliavimo, importo, eksporto ir tos visas antrinės gamybos veiklas. Turi būti aiškus atskirimas. Nu, ačiū labai. Antras klausimas, ar kai renksiu paraišką, yra galimybė su kažkuo iš jūsų pasikonsultuoti? Tai vat, jūs. kas liečia konsultavimą, kontrolės institucija tik tai gali paaiškinti jums reikalavimus. Kokie reikalavimai, maždaug paaiškinti, apie ką tas reikalavimas sako, ar ne. Tačiau kaip daryti? Tam yra konsultavimo tarnyba, tam yra galbūt kitos įmonės, tiek privačios, galbūt kažkokios, kaip ir tokios kaip konsultacijos kontrolės institucija neatlieka. Puiku, bet aš supratau. Gerai, ačiū labai, dėkoju. Prašau. Na, ar bus dar Galiu dar vieną klausimą. Gerai, turim 8 minutės. Taip. Kai mes atliekame tiekėjų patikrą, jeigu mes iš jų perkame žaliavą, kuri tikrai yra pagaminta trečiojoje šalyje, ar mūsų tiekėjas turi turėti sertifikatą ekologiško, ne tik tai platinimą, bet ir importavimą? Ne. 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 Importo veiklą tiekėjas turi turėti tik tai tada, kai jisai vykdo importo procedūrą. Tai reiškia, kai jisai yra importuotojas, turi ten muitinės deklaracijas, pildo ir atsakingas už išmuitinimą, tai yra importo veikla. Tarkim, jūs irgi galite nusipirkti iš Vokietijos, ten, tarkim, pipirum, kaip aš minėjau, kurie yra užauginti trečioje šalyje. Taip. Žodžiu, mes tik tikrinam, kad mūsų vokiečių tiekėjas turi galimybę, turi sertifikatą platinti. Ir užtenka. Aišku. Ačiū labai. Prašau. Aš dar turiu klausimą. Tada jau taip dar sveiki, vėl Viktorija. Norėjau paklausti, aš importuoju iš tikrųjų iš trečiosios šalies žaliavas, kurios turi ekologinį sertifikatą. Tai man čia reikės tada atskirą kažkokį jau, kaip suprantu, prašytis, kad duotų man importo ekologiško sertifikatą? Tai taip, kaip ir minėjau, veiklą turite pažymėti, kad jūs turite sertifikuoti ir importo veiklą, importas iš trečių šalių. Tai vadinasi, jūs ne tik tai sandėliuojate jūsų veiklą, jūs ne tik tai paruošiate, ar ne, nes gaminate kavą, tarkim, ar ne, iš kiaulpienių šaknų, bet jūs ir importuojate produkciją. Ir žinoma, kita veikla tai platinimas. Taip, supratau. Ačiū. Prašau. Aš irgi dar norėčiau pridėti klausimą, bet čia iki detalių galiu nueiti, gal paskambinti jums galima dėl veterinarijos ir ekoagros skirtingo požiūrį į produktą. Galima paskambinti man, galima. Nes ten, žodžiu, aš kaip ūkininkas turiu sertifikatą ekologinį ir veterinarija mano arbatą laiko kaip ekologišką ir nereikia jokių atskirų į tą pačią licenciją kaip grūdai, o ekoagros sako, kad tai jau yra gamyba ir aš arbatą turiu sertifikuoti kaip gamyba, bet jau licencijoje to nebus veterinarijos. Žodžiu, man čia... Veterinarijos licencijoje vis tiek bus ekologiški produktai. Gerai, jūs paskambinkit, mes pasikalbėsim. Aha. Net. Dar bus klausimų? Ne, turbūt.
Tai ką, jeigu klausimų nėra, ačiū Jums labai už Jūsų laiką, už Jūsų dėmesį ir tuomet iki sekančių susitikimų. Sėkmės visiems, geros dienos. Ačiū.